Sveiki, draugai, aš Taifun. Draugai, visiems jums siunčiu glėbį linkėjimų, pagarbos ir meilės šios naujos dienos proga. Praėjusią naktį gerai palijo, draugai. Matyt, visoje Turkijoje stipriai lyja, taip mačiau per žinias. Brolau, lietus yra palaima, lietus yra gerovė, lietus yra ramybė. Dabar, kai oras truputį pagerėjo, pagalvojau, kad nufilmuosiu jums vaizdo įrašą. Pastaruoju metu dažnai keliame vaizdo įrašus, tad nesugadinkime šios tvarkos. Šiandien parodysiu jums Karlosą tėtį. Žinote, paskutinį kartą sakiau, Karlosas susirgo. Nuo to laiko jums jo nerodžiau. Aha, pažiūrėkit, kas atėjo. Bončiuk, ar atėjai Bončiuk? Asi, neliesk jų, pažiūrėkime. Neliesk jų. Sūnau, ar užteko tiek vaikščioti? Palaukite, jie neina vidun. Palaukite, atidarysiu duris. Gerai, Ektur, nerėkaukite. Palauk, išveskime juos į lauką. Ateik. Ateik, Bončiuk, ateik. Bončiuk, ateik. Ateik. Ne, jie nenori eiti vidun. Tu eik, mergaitė. Pamuk, tu irgi ateik. Karamel, ateik. Ateik šiandien. Bončiuk. Tegul tada Bončiuk lieka laukia. Bončiuk valgo diržą. Bončiuk. Kas tu, pavelniu? Ką aš sakiau, šiandien jai pasiseks, parodysiu Karlosą. Mūsų Karlosas, draugai, dėl ligos labai suliesėjo. Netgi anksčiau jis buvo labai nusilpęs. Dabar šiek tiek priaugo svorio. Tuoj pamatysite. Ekturai, kas tau darosi? Kas darosi, sūnau? Kai tik paminime Karlosas, tu iškart supyksti. Jis visai nemėgsta Karloso. Jie su Karlosu yra tikri priešai. Abu jie yra patinai, abu jie yra drąsūs vyrai, abu jie vienas kito visiškai nemėgsta. Kodėl? Karlosas jau seniai nebandžiau pasitikėjimo savimi testo. Šiame vaizdo įraše irgi išbandysime pasitikėjimą savimi. Pažiūrėsime, ar liga jį paveikė, ar kilo kokių nors problemų. Tai irgi pamatysime. Na, liga mūsų užklupo. Neišvengiamai gyvūnas labai nusilpo, draugai. Na, kaip žinote, Karloso kaulus buvo galima suskaičiuoti. Na, kadangi jų daug, jei vienas užsikrečia, visi užsikrečia. Bet kaip ta liga užklupo Karlosą, aš nesuprantu. Karlosas dar buvo sodo kitame gale. Kaip tai įvyko, nežinau. Tai tiesiog sėkmė, daugiau nieko negalima padaryti. Gerai, sūnau, Ekturai. Nusiramink. Kodėl puoli Bončiuką? Ne, nusiramink, Ekturai. Būk protingas, sūnau. Nieko nedaryk Bončiukui, gerai? Jis taip pat šio sodo vaikas. Pasim Bončiuką, pažiūrėk. Bončiukas dabar irgi nori eiti vidun. Bončiuk. Klausykit, Bončiukas išgąsdino Apoloną, draugai. Žiūriu į to iš namų pro langą. Paleidau jį į šį sodą. Nuėjo ir trenkė Apolonui ragu. Apolonas iš baimės nubėgo į savo guolį. Jis išsigando Bončiuko. Bončiuk, ateik. Eik, sūnau, eik. Ateik, Bončiuk. Ateik, tu irgi šnypšti, dukra. Na, Bončiuk vėl pabūna laukia. Ja irgi supažindinsim su Karlosu. Žiūrėk, dabar jinai trenkia fistikui. Kai jį mane pastumė iš paskos, Bončiuk supyksta. Žiūrėk, ateik. Ateik, ei. Ei. Ar jis bent jau užaugo? Kai užaugs, turbūt labai ragai išsiskirs. Galiu jums kai ką pasakyti. Žiūrėk. Ateik čia, ei. Beprotis, mano liūtė. Dabar žiūrėk, jau senai nepaleidžiu Azijos. Eikime, paleiskime tą Aziją. Anatolijos tikras vaikas. Ateik. Taip pat įdomu, ar Azija laukia ką nors padarys ožkoms. Mano Azija, mano mergytė, ateik pažiūrėkime. Tikiuosi, niekas čia nesivaikščios. O irgi iš tikrųjų nesutarė su Karlosu. Jis nesutarė su Karlosu. Jis turbūt laikosi atokiau nuo jo. Pažiūrėk į Aziją. Mašalach, mano mergytė tikra liūtė. Mano Anatolijos liūtė. Mašalach, mergytė. Ne, Bončiukui nieko nesakė, pažiūrėk. Mašalach, mergytė. Ateik, Azija, ateik. Ateik, gražuolė, ateik čia. Dabar paleidom jį, tegul truputį pasivaikšto, pažiūrėkime, tegul išleidžia energiją. Gerai, draugai, eikime ir mes pas Karlosą. Parodysiu jums ir Mazlumo babą. Pamatysite, kaip jam sekasi. Beje, šiuo metu vaizdo įrašai. Vaizdo įrašus dalinuosi tiek savo Taifun Demirji YouTube kanale, tiek Pitbull Eilės į TV kanale, draugai. Prenumeruokite abu kanalus, įjunkite pranešimus. Abiejose kanaluose keliami vaizdo įrašai. Taifun Demirji ir Pitbull Eilės į TV. Sveikinimus taip pat netrukus perskaitysiu. Žinokite, kai pradėjo lyti, visur tapo purvina, broli. Štai čia yra spraga. Visur buvo purvas ir vanduo. Viskas tapo bjauru visur. Nieko nepadarysi. Zeina! Dėdė, ar nufotografuot dėdė? Dėdė, aš uždariau dėdę ten. Nuo vakar jo neišleidau. Sakiau, tegul ten pasilieka, tegul pasilieka. Jis lenda prie ožkų, veda mane iš proto. Medūza, kaip sekasi, gražuolė? Vėl nežiūrėk, pasakysiu tiems, kurie nauji kanale, tada ateik. Čia laukia šala,
Bet viduje yra kambariai, draugai. Tik sodo dalys atvėso nuo lietaus. Supratote? Mazlumai, išeik. Nu vis tiek mazlum neišeina iš savo kambario. Eime, draugai, nueikime pas Karlosą tėtį. Karlosai, nufotografuok mano liūtą. Tegul tėvynė pamato liūtą. Kur mano liūtas, sūnau? Mašallah jam. Charizma. Anatolijos italų tikrasis sūnus. Matai, kokią charizmą turi šitas žmogus? Nufotografuok Vandamą, parodyk Vandamą. Žiūrėk. Ten buvai pakabinės mazlumo pavadėlį. Tas beprotis ten daro jam pakabą. Štai, dar ir nukrito žemyn. Vandam, paleisk tą pavadėlį. Tai mazlumo. Ateik, brolau, ateik, paimkime iš šio tą pavadėlį. Tas pavadėlis labai brangus. Tegul nesuplėšų mazlumo pavadėlio. Palauk, Karlosas tuoj ateis pas tave, palauk. Vandamas. Velnis jis nuplėšė, žmogau. Atiduok, žmogau. Paleisk, žmogau. Paleisk, žmogau, sustok. Žmogau, beprotis, kodėl nuplėšė pavadėlį? Tu ką išprotėjęs, sūnau, na? Pažiūrėk jį, viršuje gerai pamatė pavadėlį, paskui dar kabino kaip pakaba, beprotis. Palauk, sūnau. Palauk, Dieve. Dieve. Allah. O, mūsų ranka užmiega. Matai, vadinasi, kai kažkas susiblokuoja, jis labai supyksta dabar. Jis pamatė tai savo rankoje. Žiūrėk. Ne. Būk protingas, sūnau. Eik į galą, pažiūrėsiu, tavo grandinė per trumpa. Ateik, pakelkime tai nuo čia. Nutraukė mazlum baba pavadėlį. Beprotiškas, jis dėl nieko nesudega. Man net į galvą netėjo, kad jis ten panaudos jį kaip pakabą. Tai dėl jo sėkmės. Draugai, kaip žinote, siunčiu jums linkėjimus. Šiandien mūsų linkėjimai bus 3 žmonėms. Linkėjimai Osmanui Mertui Güzeloglu iš Sakarijos. Linkėjimai Ugurui iš Stambulo. Linkėjimai Fatichui Ajazlorui iš Adanos. Kitą kartą vėl pasisveikinsiu su jumis kitame vaizdo įraše. Parašykite komentaruose savo vardą, pavardę, miestą ar šalį, kurioje gyvenate, draugai. Aš išrenku 3 žmonės. Kitame vaizdo įraše vėl pasisveikinsiu. Taip pat noriu pateikti paaiškinimą apie Viktoriją. Aš taip pat pastebėjau, kad jos kojos trūkčioja. Trūkčiojimas prasidėjo nuo priekinių kojų. Vėliau tai persimetė į galinės kojas. Mes nuvedėme ją pas veterinarą, draugai. Jis pasakė, kad tai neurologinė problema. Jis atneš testavimo rinkinį. Po to atliksime testą mūsų mergaitį. Dabar dėl Viktorijos. Palauk, Nataksa, minutėlę, brangioji. 1 minutė. Viktorijai pradėjome gydymą antibiotikais. Pradėjome duoti B grupės vitaminų papildus. Pradėjome duoti C vitamino papildus. Tikiuosi, kad mergaitė nebus rimtų problemų. Dabar jai tikrai sunku vaikščioti. Pažiūrėk dabar. Viktorija, ateik. Viktorija, ateik, mano mergaitė. Ateik, gražuolė, ateik, gražuolė. Ateik, gražuolė. Palauk, Natatsa, palauk iškart išdykai, mano mergaitė. Palauk. Palauk, 1 minutė, mano mergaitė, bet gerai. Gerai. Žiūrėkite, matote? Kairė užpakalinė koja eina į vidų. Iš pradžių tai prasidėjo priekyje, tada persimetė į užpakalinę koją. Tikiuosi, kad tai nėra maras, draugai. Dabar mūsų veterinaras atliks keletą testų. Jis atneš testų rinkinius. Po to atliksime testus, taip jis man dabar pasakė. Laukiu žinių iš jo. Jis paskyrė keletą vaistų, juos naudojame. Tikiuosi, mūsų mergaitė pasveiks. Nes matyti ją tokią man labai skaudu. Ir aš labai myliu Viktoriją, broli, žiūrėk. Viktorija, pavyzdžiui, aš iš ūkio išeidavau ir grįždavau, o jis visada mane pamatęs prie durų inkšdavo ir verkdavo. Jis labai prisirišęs prie manęs, labai mane myli. Supratote? Žiūrėkite, jam labai sunku atsistoti. Aš jį kelis kartus uždariau. Šį kartą, kai uždariau, jo koja dar labiau skauda. Ji visiškai užsiblokuoja. Manau, kad jam šiek tiek pasivaikščioti yra gerai. Tikiuosi, kad tai nėra maras. Dėl to labai bijau. Akyse yra šiek tiek traiškanų. Jo kojose taip pat yra trūkčiojimų. Jei taip yra, tai mums sukels labai didelių problemų. Nes, kaip jau anksčiau minėjau, tam gydymo nėra. Tai palieka nervų pažeidimus gyvūnams. Aišku, be testo negalime žinoti, kas ir kaip. Palauk, čeki, neik taip arti. Žinoma, neatlikę testų, draugai, negalime suprasti, kas ir kaip. Tikiuosi, mūsų mergaitė pasveiks ir jūs pasimelskite. Nes matyti ją tokią man tikrai labai skaudu. Gyvūnas, būdamas sveikas, pradėjo tiesiog šliaužti. Na, galinės kojos. Juos visai nebegalėjo laikyti, dar šiek tiek kvėpavimo problemų atsirado. Broli, jei jau kažkas nutinka, tai viskas iš karto užgriūva. Pas mus visada taip matote. Šiuo laikotarpiu kas tik blogo nutiko, viskas eina vienas po kito. Tikrai labai pavargau, draugai. Tikiuosi, kitiems
Tikiuosi, kad nepatirsime tos pačios situacijos. Daug meldžiuosi, kad išgelbėtume Viktoriją. Prašau ir jūsų draugai, nepamirškite savo maldų. Ateik čia. Eikime pas Karlosą. Kalos. Mano liūtuk sūnau, kur tu esi? Mašalach, mano liūtė, broli. Mašalach, mano liūtė, sūnau, broli. Prie Karloso taip pat. Dabar bijau eiti, žiūrėk. Jūs žinote, jis kaip tikras monstras. Mano gražuolis sūnus Karlosas. Ačiū Dievui, daug meldžiausi, viešpas mums sugrąžino mūsų vaiką. Dabar Karloso būklė gera, draugai. Gerai, palauk. Palauk, sūnau, palauk. Palauk, negalima, palauk. Palauk, žmogau. Palauk, žmogau. Ramybė, lėtai, gerai, nusiramink. Nusiramink. Jis nežaidžia su tavimi, sūnau. Nemanyk, kad esi koks mažas padarėlis. Girdėjai? Tave pamatę visi bijo, Karlosai. Tu jau didelis vaikas, su tavimi nebežaidžiama. Mano liūtė, sūnau. Aha, Bondžiuk irgi ateina, drauge. Bondžiuk su tavimi ateina? Bondžiuk irgi sako, kad šunys yra jūsų ūgio. Nesijaudink, tu tai padarysi, jeigu niekas tavęs netrukdo. Gerai, nelėskite, Bondžiuk, palaukite. Ar draugai, ar dabar Karloso fizinėje būklėje yra daug pasikeitimų? Sūnau, kodėl? Jis gerokai sulieknėjo, beje, čia jis jau po to, kai priaugo svorio. Aš jums jo jau seniai nerodžiau. Jis buvo neįtikėtinai sulieknėjęs, matėsi net kaulai, bet dabar, ačiū Dievui, viskas gerai. Jis šiek tiek atsigavo. Pagalvojau, kai jau atsigavo, nufilmuosiu su jo vaizdo įrašą. Palauk, mano liūtė, palauk. Gerai, sūnau. Palauk. Jis tiek daug užsispyrė. Lėtai. Su tuo susitvarkyti labai sunku, broli. Žiūrėk, tikrai labai sunku. Dar ir nagai kaip katės. Tikras liūtas. Mašala mano sūnus. Mano gražuolis sūnus. Vėl pažiūrėk į mano rankas. Viskas seilėta visur. Šiek tiek tave pavedžiojau. Leisiu pažindinti tave su Vandamu. Vandamu. Vandamas sudraskė vargšo gabalą, sūnau. Viena mergina jam. Gerai, lėtai. Lėtai, lėtai. Bacer, vienintelis šuo, kurio bijau, yra šitas, žiūrėk. Tai ne Hektoras. Bičiulis visiškai nekontroliuoja savo jėgos, žiūrėk. Palauk, palauk. Ne. Palauk. 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 Stok. Palauk, gerai, sūnau, gerai. Tu mus tiesiog įkišai po dušu, pažiūrėk čia. Stok. Tikra bėda, prisiekiu man. Palyginti su šituo net dėdė nei iš tolo netoks. Dėdė man taip nekenkė, bet šitas, va šitas. Gerai. Gerai, bet jis mane labai mylėjo, broli. Pastebime tai, ar ne, sūnau? Šitas vaikas man labai prisirišęs, labai. Ateik, paimkime pavadėlį, sūnau, aš tave pavedžiosiu, palauk. Bet elkis kaip dera. Netgi seilė ant mano veido pateko. Prašau tavęs. Kokia pas tave burna, kaip fontanas. Palauk. Palauk, sūnau, palauk. Leisi man paimti tą pavadėlį nuo čia. Palauk. Uf. Išvargino mane. Ant mano kūno neliko vietos, kurios nebūtų subraižiusi. Palauk truputį. Karlo, ačiū Dievui, jau visiškai pasveiko. Matai, kiek energijos jis turi. Parodykit ir iš priekio. Jis buvo nusilpęs, neturėjo energijos, nevalgė. Atrodė labai liūdnas pastaruoju metu. Dabar ačiū Dievui, labai stengiausi dėl jo. Dabar jis puikiai atrodo ir netgi paaugo. Jis šiek tiek paaugo. Tik reikia, kad jis dar šiek tiek priaugtų svorio. Ateik, Karlai, ateik čia. Įdėkime jam pasitikėjimo savimi. Gerai, viskas puiku, bet pažiūrėkime. Palauk, žmogau, palauk. Nu tu tik. Nori košės, taip? Nori saulės? Kas yra sesė? Tu žaisi taip, kaip jis supranta, kitaip iš šitų žodžių nesupras. Tu eisi taip, kaip jis supranta. Sūnau. Žiūrėk, aš irgi esu imtynininkas, žinok. Girdėjai? Pažiūrėk, aš tada sumindysiu, gerai? Palauk, štai Bondžiuk ateina. Palauk, nieko nesakyk Bondžiukui, palauk. Bondžiuk, ką tu darai? Bondžiuk irgi toj užpuls ragais. Asi, ateik čia. Neskriauskite Bondžiuko. Bondžiuko drąsa mane žavi, tikrai. Jis žiūri tiesiai į Karloso akis, pažiūrėk. Kaip manote, kuris stipresnis, Karlos ar Bondžiuk? Čia. Žiūrėk, net princas nuo jo bėga. Palauk, sūnau, palauk, ateik. Ateik. Turime jį nuo to atitraukti. Nepakanka jėgų, nepakanka jėgų. Prisiekiu, nepakanka jėgų, ateik.
Ateik prie kojos. Ei, jei nebūtų pasakęs kaip būčiau užstrigęs per 2 minutės. Kad galėčiau jį pavedžioti, turiu panaudoti visas savo jėgas, broli. Ei, neatveskite čia bončiuko. Gansės? Nelieskite jo, gerai? Bičiulis šitas irgi įsistebėlėjo į bončiuką. Palauk, sūnau, palauk. 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 Brolis, bončiukas irgi mus seka. Bončiukai, neik, sūnau, neik. Gaila, kad jo irgi neįleidome vidun. Dabar jis kišasi. Palauk, Karlosai. Neliesk bončiuko. Ne, broliui, jis puola ožkas. Ar draugai, ar mes kada nors supažindinome Karlosą su ožkomis? Parašykite komentaruose, dabar neprisimenu. Čia. Jis užsifiksuoja ir puola ožką bei bončiuką. Palauk, sūnau. Gerai, palauk. Nusiramink. Pažiūrėk čia, na. Stok. Ateik čia. Bonzut, prašau, neik vidun, gerai? Ateik. Pasitikėjimo savimi jam netrūksta. Manau, kad jis net geresnis nei anksčiau. Prisiekiu, jis net geresnis nei anksčiau. Ateik čia, prie Marazo. Palauk, Marazas jau pradeda įsiaudrinti sekundėlę. Neleiskime Marazo priartėti. Atrodo, lyg jau būtų išėjęs iš vietos. Gerai. Karlosas net nekreipė dėmesio į Apolus. Šaunuolis mano sūnus. Visiškai ne. Tikras liūtukas. Kario Ismailio, tikras vaikas. Eime tada pas Vandamą. Gerai. Nekreipk jos dėmesio, nemiegok, pabūk. Tu jų neklausyk, sūnau. Palauk. Su tuo filmuoti labai sunku, bičiuli. Prisiekiu, tikrai labai sunku. Gerai, pabūk. Gerai, Eskobarai, nusiramink. Ramus, ponė. Ateik, pažiūrėk, nuveskime jį pas Reinę ir Vandamą. Pažiūrėk į Reinę, šalia jo jis atrodo visai mažas. Broli, jis užsivedė ant ožkos, jis visai nekreipė dėmesio į šunis, jo mintys visada apie ožkas, visada. Šiai. Palauk. Palauk. Reina, matai, iš karto atšliaužė, nelaimė atsitiko, Reina. Gerai, sustok, daugiau nebeikime pas Reiną, eikime pas Vandamą. Vandamai, kaip tu ten nusigavai, sūnau? Jis ten sutrumpino savo grandinę. Pažiūrėk, jis pralindo iš apačios. Vandamas pus Karlosą. Pirmin, damai. Ateik, žiūrėk, Karlosai, ateik. Žiūrėk, damai. Ne. Puls, ateik. Nereikėtų to ilginti, tikrai nereikėtų. Vandam jau nuo šiandien puola. Negalime to suvaldyti, nerizikuokime. Supratau štai ką. Karlosas tapo geriau sutarė su šunimis. Vienintelė jo problema ožkos, pažiūrėk. Dabar jis galvoja apie ožkas, nori joms užpulti. Su šunimis jam sekasi gerai sutarti. Pastebėjote, ar ne? Gerai, jaunimas, nusiraminkite. Nuneškime prie elektrono. Pažiūrėkime. Ateik, Karlosai. Ateik. Žiūrėk, jis visiškai nekreipė dėmesio į jokį šunį. Ne? Leisk, truputį paerzinsiu. Gerai. Gerai. Gerai, ateik. Kai davė, atsigavo. Stovėk ramiai. Gerai, dabar atsitraukite. Ateik. Ateik. Gerai, Paša. Gerai, Paša. Jo, dabar jam galvoje tik ožkos. Jūs to nedaro, jūs nekreipė dėmesio į šunis, nepaiso jų. Kai paspaudžiau gazą, jis atsigavo. Pažiūrės, ar jis kabinėsis prie Sikajaus. Žiūrėk, prie Sikajaus, Apolio ar Marazo jis visai nelindo. Įdomu. Sakysiu, gal jis jų nelaiko konkurentais.
Jisgi puolė elektroną. Tai mane šiek tiek nustebino. Eikim į galą, eik. Šušlų ponė, ateik draugai jau įėjo į baseiną, pažiūrėk. Karvasas, tu irgi lysi. Ei, tokių šalčių nelysk, sūnau, ei. Karvasai. Ateik, negerto vandens, ateik. Eik, tas vanduo nešvarus, eik. Ateik, tas užsistovėjęs vanduo, ateik, prašau, eik. Ateik, mano liūtė. Jie įlipo į baseiną, ar matai? Prisiekiau, baseino kaip ir neliko, matai? Palapinė ir visa kita išdraskė, visą vietą sugriovė čia. Vasara labai gerai buvo. Ateik, negerto vandens, mažylė. Ateik jau, ateik. To išgersi, dabar ateik. Leisk, nuvesiu tave pas Faisalą. Ei, Faisalai, kaip sekasi, mano liūtė? Faisalo nagus, jei viskas gerai, šiandien arba rytoj kerpame, draugai. Jei nebus jokių nesklandumų. Priešingų atveju teks palikti kitai savaitį. Nes laukiu kalvio. Aš taip pat pastebėjau, kad nagai labai užaugo. Jam nepatogu. Tikiuosi šiandien arba rytoj pavyks nukirpti. Pažiūrėk į Karlosas, jis toks pat geras kaip Faisalas. Faisalai, ateik, sūnau. Faisalo mintys vis nukrypsta į Karlosą, bet pažiūrėk. Ateik, nebėk, ateik. Karlosai, būk geras, ateik. Ateik. Faisalas anksčiau. Jis buvo kitoks toks. Jis visada klausydavosi mūsų balso, ateidavo pas mus, tokį jį padarė Nataša. Ji vaikosi gyvūną. Jis pradėjo bijoti visko. Ta Nataša, žinai, su Eskobaru abu. Jie mane iš proto varo. Eikime, pažiūrėkime dar ir pas ponę Asiją, draugai. Šiandien aš nevedžioju Karloso, Karlosas mane vedžioja. Matytis labai stipriai traukia. Stok. Gerai, ei. Ateik. Stok, sūnau. Ateik. Jie mane iš proto varo. Ateik pas Asiją. Įdomu, ar Asija vėl rodys tą patį agresyvumą. Asija, ateik. Bet Asija visai nesikiša, žmogau. Karlosas po truputį tolsta, žmogau. Matyt todėl, kad žino, jog jis užpuls. Asija, ateik čia, gražuolė. Matai? Palauk, nusiramink. Nusiramink, Karlai. Palauk. Jis paims. Gerai, sūnau, gerai, sūnau. Ne, neverskime, grįžkime atgal, grįžkime. Ateik. Su to, žinai, iš tikrųjų sukerksi su Azija. Abu jie kaip milžinai. Ir priekyje ir kiekvieno pirato jėga. Ir dar išryškės Anatolijos aviganio jėga. Jei juos sukryžminsi, žinai, koks šuniukas gims. Aš pats to nedarau, bet jie duoda labai gerų šuniukų. Anksčiau irgi poravau su Marlaja, taip ir buvo. Kokie šuniukai buvo, mašala. Bondziuk. Ateik, tu irgi esi mūsų avytė. Bondziuk, na. Bondziuk, ar tai daina iš televizijos? Bončiuk. Mano gražuolis sūnau, štai jūsų naujas avyganis šuo. Joks vilkas ar kas nors kitas daugiau nepriartės mano liūtę. Girdėjai, šis šuo jūs apsaugos. Bet didžiausia žala gali ateiti būtent nuo jo. Aš tave. Puls, broli, puls. Palauk. Ramus. Bončiukas irgi turi šiek tiek pasitikėjimo savimi. Jis nusitaiko į jį. Ar pastebime, kad tavo ūgis štai toks? Aš matau pasitikėjimą Bončiuke. Jis dar jauniklis. Kai užaugs, bus labai rimtas. Tikriausiai čia. Sodė nerado ragų, šuo nepaleis. Jei jau dabar, kai dar jaunas, toks yra mašalach, kai užaugs. Jei būtumėt matę, ką padarė Apolonui, suprastumėt, ką sakau. Palauk, sustok, Dieve. Lėtai. Gerai, nelieskite, pažiūrėsiu. Gerai. Ramus. Na, draugai, šiandien pagalvojau, kad parodyčiau jums Karlosą. Mano berniukui nepamirškit pasakyti mašalach, kad jo nenužiūrėtų. Kaip sakiau, jis neseniai persirgo lengva liga. Dabar stengiuosi jį vėl į formą įvesti. Dabar sūnau, per daug nevargink žmogaus, jis jau vos kvėpuoja. Leisk jam pailsėti. Mano liūtė. 10 balų sūnus, tikrai. Aš tiesiog dievinu šitą Karlosą. Tegul Dievas jį apsaugo nuo piktos akies, draugai. Labai myliu gerus dalykus. Nepamirškite pamėgti vaizdo įrašo ir užsiprenumeruoti. Labai savimi rūpinkitės. Iki pasimatymo. Prenumeruokite mano SN kanalą.